Labas, aš esu tėtis Simonas Urbanas ir kviečiu tave kiekvieną antradienį 19 val. Žiūrėti tinklalaidę Tėvai paprastai. Tinklalaidę rasite Tėvų darželio portale www.tevūdarželis.lt, TV3 Play ir tv3.lt, o ketvirtadienio vakarą tuo pačiu metu ir Tėvų darželio YouTube kanale. Sveiki, aš tėtis Simonas, čia Tėvai paprastai ir šiandien tema, kurios neturėjom jau virš 100 podcastų ir apie tai nešnekėjom. Labai gerai, kad visom temom ateina laikas ir matyt laikas yra tada, kada ir turi būti. Tai šį kartą pakalbėsim apie tėvų psichologinę būklę, kai susiduriama su vaiko negale, trauma, liga rimta ir kaip atrasti jėgų viduje, kaip visą tai išgyventi, nepasiduoti ir žodžiu. Ir kaip sakiau, pokalbėje mes matyt rasim tą visą temą, bet šiandien pas mane atvyko ir mintimis, įžvalgomis ir visko, ko tik tai pasidalins Neringa Stanevičienė, mama organizacijos Išgyvenau įkūrėja. Labas, Neringa. Labas. Bei mūsų laidos labai mylima ir gerbiama medicinos psichologija, psichoterapeutė, klinikos Anima psichologija įkūrėja Viktorija Bartkutė Višniauskienė. Sveiki. Tilps pas mus, kaip mes kalbėjom, kad ant bilieto netelpa lėktuvė, tai čia tilps. Ir, pradėkim. Tai va taip į temą gal ir įeikim. Ką? Neringa, jūsų žodžiai, esu įsirašęs. Nusimeti silpnumą ir stoji kovoti su kalaviju. Taip. Skaudu klausti, bet gali įvest, pasakoti istoriją. Iš tiesų tai įvesti labai plačiai reikėtų, bet aš pabandysiu siauriau. Tai prieš 7 metus mūsų šeimą ištiko autoįvykis, dalyvavome visa šeima, tai yra aš, vyras ir 2 mūsų mažamečiai vaikai. Mažyliui sūnui buvo tuo metu 3, o dukrai buvo 8. Ir nukentėjo tik tai dukra. Taip jau atsitiko, kad mažylės visiškai prieš, realiai nežinau, ten gal 30 sekundžių pasėmė didelį žaislą, į kurį įsikniaubė ir jį tikriausiai visą tai išgelbėjo. O mums su vyru labai minimalios žalos buvo padarytos, o dukra patyrė labai sunkią galvos smegenų traumą. Tai ko pasekoje, realiai jinai krito iš karto į komą. Ir žinau, kad medikai kartoja ir sveikų protų mes visi tą žinome, bet kai yra praktika, tai ta frazė neimkite, nejudinkite sužeistojo, atvyks medikai ir padarys savo. Sveikas protas tuo metu išsijungia ir tiesiog išsitrauki tą vaiką iš mašinos, tai mums taip ir buvo, vyras ją tiesiog išsitraukė. Man teko ją laikyti ant rankų, kol atvyks med pagalba ir panašiai. Ir tuo metu realiai aš nesuvokiau, kas bus, apie ką tai yra ir kiek tai yra sudėtinga ir baisu, nes tuo metu tu dalyvauji tame, kas vyksta. Ir realiai tai gavosi taip, kad vyrui šokas, o pas mane įsijungė sveikas protas. Tai jis lakstė ir jam reikėjo pagalbos, o šitoje vietoje jau man reikėjo žiūrėti ir galvoti, ką daryti. Ir kaip aš visada, kai duodu interviu ir pasakoju apie savo istoriją, tai visada labai noriu padėkoti ir dėkoju tiem žmonėm, kurie buvo tuo metu. Ir tiesiog padėjo mums. Tai va, tai teko mums priimti tą realybę, kad išgirdome, jog trauma yra be galo sunki, didelė. Ir iš medikų išgirsti frazę, kad jeigu šitas vaikas išgyvens 5 paras, tai įvyks stebuklas. Tai kaip aš mėgstu sakyti, stebuklas įvyko. Tas 5 paras prakriokėm, tiesioginė to žodžio prasme. Ir kartojau visada maldą, kad Dieve išgelbėk, o visą kitą padarysim mes patys. Tai va, tai darom po šiai dienai patys. Ir išgirdo. Panašu? Labai religinga prieš tai. Šiaip negaliu sakyti, kad nebuvau, nes augau su tėčio mama, močiutė, nes pas mus kartu gyveno ir jinai taip primygtinai vesdavosi mane į bažnyčią. Žinau, tą močiutę ir aš tą turėjau. Ir tuo metu tai aišku, man ten atrodė nesuprantama, nesuvokiama ir visa kita, bet aš visada sakydavau ir iš tiesų ir dabar taip manau, kad visi mes turim tą Dievą, į kurį mes tikim.
Bet aš netikiu bažnyčia, bet tikiu Dievu, kuris yra manyje ir su manim. Jo, nebūtina jo Taip, vizualizuoti, ne? Jisai taip. Nu, jis tiesiog yra. kažką nupiešė, žinai, ir... Wow, iš tikrųjų, man atrodo, kad aš būčiau tas šoko, nu, man net sunku, net atrodo, nu, aš pašiurpęs visas kūnas, bet, žodžiu, net pritrūkau žodžių. Tai kokia buvo pirmoji reakcija jau kai sužinojot, kad va, kokio rimtumo trauma? Ką tada išgyveni? Iš tiesų, tai mus įleido pačią pirmą dieną, kai viskas atsitiko į reanimaciją, labai trumpam, nes vyko labai ilga operacija, mes labai ilgai buvom už reanimacijos durų ir aš visada kartoju ir sakau, aš sėdėdama už reanimacijos iš tiesų džiaugiausi, kad tos durys neatsidaro. Nes kai jos atsidaro, aš labai bijojau tos frazės, kur rodo per filmus, kad mes padarėme viską, bet... Ir galvoju, neduok tu Dieve, nenoriu aš to ir vadinasi, jeigu jos neatsidaro, veiksmas vyksta. Tai aš labai, kai jos atsidarė, tai taip man buvo šokas pirmoje vietoje. Ir aš išgirdau frazę, kad būklė stabili. Tai aš labai dėkinga tam gydytojui, kuris be jokių ten mes padarėme viską, bet pirmi žodžiai buvo būklė stabili, o tik po to sekė pažaida ir visa kita. Tai, žinok, pasakysiu labai atvirai, nesuvokiau. Pačią pirmą dieną aš nesuvokiau. Aš nuėjau į reanimaciją, aš mačiau savo vaiką komoje, aš apie komą buvau šiek tiek girdėjusi ir šiek tiek buvo mūsų šeima jau susidūrusi su autoįvykio pasiekmėmis ir galvos smegenų trauma, nes mano mamos seseriai buvo prieš kažkiek tai metų atsitikę panašus atvejis, bet, kai atsitinka tavo vaikui, tu kažkaip, kitaip vėlgi tą priėmi. Ir man tuo metu atrodė, kad, gerai, tai čia, jinai miega, tai maks 2 savaitės ir viskas. Va taip rimtai tu įsivaizdavai. Kol, aišku, nepradėjai googlinti ir skaityti, apie ką visą tai iš tiesų yra, nes tą pačią pirmą dieną, informacijos niekas nesuteikė. Ir aš dabar jau po 7 metų aš suprantu, kodėl. Aš būčiau nieko nepriėmus. Iš esmės, aš būčiau nieko nesupratus. Ta informacija labai dozuotai pradėjo suteikinėti medikai. Viktorija, kaip tėvai reaguoja į, pavyzdžiui, tokias, žinau, nebūtinai traumas, į ligas stipres ir panašiai, kas įvyksta su tėvų psichologija? Labai skirtingai, taip kaip ir autoįvykio metu, pačios kokia buvo reakcija ir vyro reakcija, tai dažniausiai jos ir būna 2 skirtingos. Viena, kada mes labai einam į emociją ir išjungiam absoliučiai protą ir tik tai emocija mus valdo. Kita, kada mes atidedam emociją ir įjungiam tik tai protą. Tai va, jūsų šeimoje taip ir įvyko ir pas pačią manau, kad emocija įsijungia gerokai vėliau. Tai, ką iš tiesų girdžiu, kad veikia tiesiog protas. Protas veikia prie operacijos durų, protas veikia, kai išgirdau, kas kaip yra, protas veikia, kai pradėjau skaityti ir bandyti suvokti ir bus įdomu išgirsti, kada atėjo ta emocija, nes tikiu, kad atėjo. Tai tos reakcijos iš tiesų yra labai dviprasmiškos. Arba vienoje vietoje mes einam į visišką emociją ir nieko nesuprantu, negaliu su savimi susitvarkyti, man tiesiog labai baisu, skauda, pikta, liūdna, ir aš galiu blaškytis iki belekiek, arba tiesiog aš labai susikoncentruosiu ir visą tai klausysiu. Ir nėra bloga reakcija iš esmės nei viena, nei kita. Ir labai dažnu atveju mes net nežinom, kaip mes reaguotume. Ir nebūtinai yra taip, kad jeigu vieną kartą kažkam atsitikus mes sureagavom būtent taip, tai lygiai taip pat kitą kartą atsiradus kažkokiam sunkumui mes lygiai taip pat sureaguosim. Labai daug dedamųjų yra apie mūsų būseną, mūsų tuo metu gyvenimo situaciją, mūsų patirtis, mūsų vertybės, įsitikinimus ir panašiai. Kas įvyks tuo metu, tai tam pasiruošti nėra galima,
bet faktas, kad yra labai gerai, kad bent vienas žmogus reaguoja būtent valdomas proto, nes jisai tada gali ir iškviesti tą pačią greitai, išsikviesti pagalbą ar ne, galvoti, ką kaip reikia daryti, nes jeigu mes valdomi visi tik tai emocijų, tai tikrai prireikia laiko, kol tai įsijungia. Ir va tai, ką sakot, kad, kaip suprantu, buvo ir kitų žmonių, kurie mažiau dar tos emocijos turėjo, nes jie turbūt buvo šalia ir jie galėjo tiesiog protu padėti. Mhm. Tikrai taip. Tai įsijungia tą emociją po to, ne? Tai vat kaip ir sakiau, turbūt ta emocija įsijungė tas 5 paras. Tas, kai mes girdėjom, kad jeigu išgyvens 5 paras, tai mes taip ir, kaip sakau, atverkėm jas. Bet aš gal sakyčiau taip, kad mes labai keitėmės su vyru ir net ir dabar pakalbam, kad tarsi vienu metu, kai vienas palūždavo, tai kitas būdavo ramščių arba atvirkščiai. Tai tiesiog paverki, tada, susigrąžini save į čia ir dabar, čia ir dabar, ką aš galiu padaryti, nieko. Jeigu nieko, tai vadinasi, tiesiog būnu, laukiu ir žiūriu, ką galiu padaryti ir kada galiu padaryti. Tai manau, kad tos emocijos jos tiesiog laikui bėgant keitėsi, nes per tą patirtį perėjus aš galiu pasakyti, kad tas spektras, jisai keičiasi. Ir tikrai būna, bet labai keista, kad man to nebuvo, bet buvo vyrui ir būna kitom šeimom, su kuriuom man tenka bendrauti. Kaltinimas, kodėl man, už ką tie klausimų kėlimai. Tada tarsi savigaila tokia, tada susitaikymas ateina. Tai aš nežinau kodėl, gal todėl, kad aš tiesiog sąmoningume ir buvau jau daug metų iki to ir buvau labai daug perskaičius psichologinių knygų, nes man psichologija yra tarsi kažkas tokio, man net saldu pagalvojus ir sakau, aš neskaitau romanų, mano visos knygos yra psichologinės. Tai man buvo iš karto tas, kad ne kodėl man, bet ką man tai duos, kur mane tai veda. Pas mane va tokie jo klausimai. Vadinasi, kažkas ne taip, mane kažkur kreipia, pas mane viskas jo per tą, kad, tai turi kažkokią didesnę prasme. Žinai, aš tai tikiu net ne vienu, žinai, čia mokslo žmonės sako, taip gal nebūna, bet aš tikiu tais didesniais dalykais. Man atrodo, kad, žinai, kai ateini vėl su kažkokiam pamokom ir galbūt jau ta praeitis ir patirtis yra, kur jau praeitam gyvenime savo uždaviniai, kodėl man ir dabar jau, žinai, kitų etapų tolyn tiesiog stipri siela, žinai, kuriai dėja išbandymai būna įvairiausi. Tai turbūt silpni išbandymai būna silpnesniems žmonėms, stiprus išbandymai būna stipresniems. Aš asmeniškai to visai tikiu ir tai, ką teko išgyventi jums, jūsų šeimai, tai turbūt ir atėjo dėl to, kad galėjo tą pakelti. Ir va tai, ką sakot, iš karto klausimai, o kas man iš to, ar ne, ką aš galiu iš to gauti, tai yra labai labai aukštas sąmoningumo lygmuo. Labai gera tai girdėti, nepaisant to, kad situacija be galo sudėtinga. Ačiū. Taip. O kokie pirmieji žingsniai, Viktorija, su to emociniu šoku? Ką reiktų daryti žmonėm, kaip save? Labai vėlgi žiūrėti į žmogų, ar ne, jeigu yra valdomas visiškai emocijų, tai yra, reikia į medikų rankas papulti ir tam yra medikamentai, kurie tikrai padeda truputėlį sustoti, nurimti, yra raminamieji, kurie tiesiog leidžia mums grįžti į tą protą, tai yra pirmas kelias. Jeigu žmogus yra labiau proto tas žmogus, kuris sureagavo, tai iš tiesų mes turim būti šalia ir suteikti galimybę tam žmogui įeiti tą emociją, nes tai gali labai labai ilgai užsitęsti, kad aš esu tik tai prote ir yra tokių žmonių, kurie galiausiai net ir neleidžia tai emocijai prasiveršti ir jie iš karto eina dėliotis ir tada mes paliekam tokį kaip trauminį įvykį, su kuriuo nieko nepadarėm, jį greitai užspaudėm, uždarėm ir tai irgi nėra okei. Tai tiesiog reikia aplinkinių, kurie mums leistų atsitraukti, gal kartais ir pabūti vieniem arba užduotų tą klausimą, kur emocija iš tiesų prasiverštų ir pasirodytų. Tai va čia yra tie 2 būdai 2 skirtingų reakcijų. O visumoje tai vėlgi,
kuo daugiau leisti savo suprasti. Tas, kodėl jisai labai daugam ateina. Kodėl? Dėl to, kad mes nesuprantam ar ne ir norim to atsakymo. Žmonės visą laiką nori žinojimo, o kodėl man taip dabar atsitiko. O ką man iš tiesų tai duos? Tai atsakymo nėra, ar tai bus nelaimė su vaiku, ar tai bus su manimi, ar tai bus kažkokia tais liga, ar tai dar su kažkokiu mano artimuoju, ar tai bus, nežinau, netektis, kai žmogus pasitraukia ir labai dažnai irgi lieka tas klausimas, o kodėl, į kurį niekada niekas mums neatsakys. Tai neverta ieškoti kodėl, nes nėra atsakymo kodėl. Ne mūsų supratimui, kodėl taip įvyksta, dėl kažko taip įvyksta ir tiesiog įvyksta. Ir mums reikia daugiau pradėti galvoti, o ką man su tuo daryti. Ir kaip man dabar gyventi, kaip man susidėlioti savo gyvenimą, kad jisai iš tiesų būtų kuo įmanoma pilnavertiškesnis, nes gyvenimas tęsiasi. Tai kaip pasikeitė gyvenimas po traumos, kokie buvo, nežinau, didžiausia ta praktinė psichologinė kova, kurią reikėjo kovoti? Iš tiesų tai pasikeitė kardinaliai. Kardinaliai todėl, kad vienas iš tokių niuansų, kad kai įvyko autoįvykis, tai jisai įvyko berods, jeigu aš gerai pamenu, antradienį, o penktadienį mes turėjom emigruoti iš Lietuvos. Mes tą rytą sudėjom savo visą mantą į autobusiuką, kuris išvažiavo į Airiją, pasirašėm sutartį su moterim, kuri turėjo išsinuomuoti ir eiti gyventi į mūsų butą. Ir mes vykome į Jonavą pas vyro tėvus, tiesiog palikti nereikalingus daiktus, kuriuos sandėliavimui ir atsisveikinti. Tai žiūrint iš to aspekto, mes neišvykom, aišku, niekur. Ir čia toksai, kad mes šiai dienai jau pasijuokėm, kad nelemta buvo išvykti, kadangi du durneliai nesuprato, kad nelemta jiem, tai sustabdyti buvo įmanoma tik tai taip. Nes mes buvom visiškai užsidėję taip akinius ir mes viskas emigruojam, nes Lietuvoje yra gyvent blogai. Maždaug taip. Tai neemigravom, šiai dienai galiu pasakyti ačiū Dievui, man labai faina Lietuvoje. Man labai gera, o jeigu iš tos pusės žiūrint, kaip pasikeitė šeimos gyvenimas, tai jisai pasikeitė labai stipriai. Pradedant nuo to, kad teko išmokti daug dalykų, apie kuriuos aš nieko nežinojau. Išmokti daug terminų, suprasti, kad mama gali tapti ir logopedė, ir reabilitologė, ir neurologinius mokslinius straipsnius pradėti skaityti, nes tu tiesiog ieškai informacijos. Tai pasikeitė ir faktas tas, kad daugumoje laisvalaikio mes turim galvoti dabar, kaip jisai gali būti pritaikomas, jeigu mes visi kartu kažkur vykstame, tai kad tai būtų priimtina ir Kotrynai. Kaip Kotryna dabar? Dabar įdomiai, taip net gal pasakyčiau. Kiek jai metų? Dabar jai bus lapkritį 16 jau, paauglystė. Taip. Tai šiaip jinai niekada nebuvo lengvo charakterio mergaitė, skorpionas. Kaip ir mano. Tokia, kaip sakant, su savo tvirta nuomonė. Tai vienok tai jai labai padėjo, nes užsispyrimas gelbėjo iš tiesų reabilitacijoje, labai gelbėjo. Ir tas sunkus kelias, turbūt ir tas tikslo siekimas buvo labai naudingas jai šitoj vietoj. Tas potrauminis toksai laikotarpis, jisai labai kaip amerikietiški kalneliai. Tai realiai pirmi 3 metai pas mus buvo tokie, kad mes galvojom, kad wow, mes tikrai labai stipriai pavarysim. Ir atsigaus labai gerai ir čia realiai netgi tokia sužibus buvo žiburys, kad gal ir savarankiškai galės gyventi. Bet taip jau nutinka, kad po trauminiams, būtent kas susijęs su galvos smegenų trauma, 99% išlenda su laiku epilepsija. Tai jai išlindo po 3 metų epilepsija, kas mums labai stipriai kiša koją šiai dienai. Ir po kiekvieno priepuolio jinai labai stipriai žengia atgal, atsistatyti vėl iš naujo reikia laiko, tai teko man realiai vėl priimti tam tikrus dalykus, kur tu vėl turėjai susikūrus lūkestį
Ir suprasti, kad tas lūkestis, na, jisai nebus toksai, kaip aš čia sugalvojau. Tai iš tiesų, šiai dienai, aš kaip sakau, džiaugiuosi, kad jinai kažkiek tai savarankiškai gali kalbėti, gali vaikščioti su mano priežiūra, bet kol kas dar nereikia papildomų techninių priemonių. Ir žinoma, tai yra mūsų to kasdienio darbo dėka ir įdirbio dėka. Džiaugiuosi, kad jinai bando bent jau kažkiek tai integruotis mokykloje, kad ir ten eina 3-4 pamokas, bet bando. Ir ar jai sunku? Sunku. Aš matau kaip mama, kad jai yra sunku, nes trūksta bendravimo. Nes vaikams sunku, ne, kažkaip, jie, vaikai tokie. Paaugliai. Kartais matau, kaip, žinai, būna ir sakau, nueik, ką aš, pavyzdžiui, ten prie kokio, žinai, neįgalaus vaiko, sakau, nueikim, vis tiek, ne, tai aš nueinu, mes vis, ir jie, žinai, atrodo bijo, nes, neįprasta turbūt viskas. Ir čia... Nes iš tiesų aš tą matau, kad vaikai, paaugliai, jie nežino, kaip reikėtų bendrauti. Nes tarsi mes ir patys galim save pagauti, kad jeigu mes, tarkim, pamatom neįgalų žmogų, kuris neįgaliojo vietoje pasistatė automobilį ir pats bando iš jo ropštis, mes staiga pas mus atsiranda noras jį gelbėti. Bėgti, padėti jam kažką, nors jam nereikia tos pagalbos, jisai puikiai susitvarko. Tai čia va tas pats, vaikai, paaugliai, jie nežino, gal net sakyčiau paaugliai labiau, nes daugumoj, pavyzdžiui, vaikai, kai jinai buvo 4 klasėje, 3 klasėje, tai jie tarsi to skirtumo kaip ir nemato. Tol, kol suaugęs jiems nepasako, bet aš tą pastebėjau. Paaugliams jau yra kitaip. Jie nežino, kaip bendrauti. Ir tai yra normalu. Šitoj vietoje nereikia ant jų pykti, kaip aš sakau, aš esu sveiko proto mama ir aš niekada nenoriu, kad kažkas tai per prievartą kažką eitų darytų. Tarsi norėtųsi, kad tas draugiškumas arba tas kažkoks ryšys, jisai natūraliai užsimegstų, nes atsiranda noras bendrauti, noras pažinti tą žmogų. Tai aš ir klasėje, nes kadangi šiemet buvo nauja mokykla, nauji klasiokai, viskas nauja jai, nes 9 klasė, gimnazija, tai akcentavau netgi ir klasės auklėtojai, kad sakau, aš labai nenoriu to perdėto stūmimo, nes kada tu per prievartą skatinsi paauglius eiti bendrauti, bus atstūmimo reakcija. Tai tegul tai vyksta organiškai ir natūraliai. Iš tiesų tai yra vienas dabar sunkiausių etapų paauglystės, pasibaigus šitam etapui ir pasibaigus mokyklai, jeigu, nežinau, galbūt ten bus studijos kažkokios, tokie žmonės patys iš savęs, jie ir dalinasi, kad vaikystėje viskas buvo okei, tai ką ir sakot, kad kai jinai buvo dar pradinukė, ten 5 turbūt kokia 6 klasė, vaikai neturi nusistatymo, jie neturi to suvokimo, kas čia okei, kas ne okei, man tiesiog fainas tas žmogus ir aš su juo būnu. Paauglystėje labai daug visko mumise keičiasi, ar ne, mes labai daug pradedam ir struktūruoti ir dėlioti, kas yra gerai, kas negerai, patiem nėra iki galo gerai, norim labai pritapti ir šitoje vietoje labai daug užsidedam ir patys, kad aš esu kažkoksai netoksai. Kitas tarsi kažkaip į mane pažiūrėjo, dar man uždeda, kad kažkaip ne taip, o tas kitas irgi labai nemoka, ko ir mes dažnai ir suaugę nemokam, ne? O ką dabar daryti, o ką dabar sakyti, nes tarsi kitas kitoksai, labai mums sunku tą priimti, bet guodžianti turbūt mintis ir palaikanti yra tai, kad tai tikrai praeis. Ir baigus mokyklą gyvenimas turėtų labai emociškai pasikeisti, nes vėl mane pradeda priimti, atsiranda vėl visiškai kitoksai gyvenimas, mes dar labiau pamatom, kad žmonės yra įvairūs, jų yra visokių, visaip mąstančių, visaip besielgiančių, nes mokykloje yra jau dabar toksai bendruomenės, kur didesnė grupė žmonių gyvena vienaip, o aš tarsi gyvenu kitaip. Tai tikrai sunku ir tikiu, kad jai pačiai labai sunku, bet reikia tą išlaukti, kad tai praeitų. Greitai čia. Kas čia beliko? O buvo neringa tie, kad jau viskas, man visko gana toks kažkoks, kaip didelis, ar tiesiog niekaip negali to, bet vis tiek gal kažkur viduj, žinai, aš...
Buvo ir iš tiesų, kai kalbėjot apie tuos etapus, kai protas visada ir taip struktūruotai, tai aš turbūt tuos 5 metus, gal net ir 6 visus, buvau tas protas, tas šalti nervai, okei. Problema čia, ką galiu padaryti, ką galiu paskaityti, kur galiu nuvežti, čia medikas toks, čia Vilnius, čia Kaunas, čia tiesiog tu lakstai ir žiūri, kaip tas problemas išspręsti. Šiaip aš turiu savyje to tokio noro sukontroliuoti situacijas. Aš turiu žinoti tokius dalykus. Bet buvo momentai, kai tarsi atrodė, kad tai yra norma. Ir ta norma man atrodė todėl, kad aš pati savo užsidėjau tokias kaip lubas, gal kaip sienas, kad jeigu aš nustosiu kažką daryti, tai kitiems atrodys, kad aš bloga mama. Kad aš tiesiog turiu eiti su tuo kalaviju mojuoti, kovoti, bandyti tą savo lūkestį iškeltą pateisinti, nes aš nesenai visai irgi dariau savo Instagramo kanale laivą ir laivo metu aš paminėjau tokią frazę, kad man buvo sunku savo pripažinti, kad aš negaliu niekaip įtakoti ir niekaip negaliu pakeisti esamos situacijos ir aš jutausi kurį laiką tarsi mane apgavo. Kodėl? Todėl, kad aš gavau sveiką dukrą ir ją iš manęs atėmė. Tiesiog paėmė ir atėmė. Ir dabar, sako, tu susitvarkyk su tuo. Ir šitoj vietoj, kol aš ėjau, kovojau, aš atrodo leidau savo nematyti viso to. Bet to paslėpto, to kažkur po kilimu tų dulkių sušluotų, kaip aš sakau. Ir visai nesenai aš pati savo leidau jas pamatyti. Leidau tą kilimą pakelt ir pamatyti, kur aš ten ko susikišau ir ištraukti. Ir man buvo tas momentas, kai aš tiesiog namuose sėdėjau, žiūrėjau į dukrą ir vyrui pasakiau, žinok, pavargau. Realiai pavargau nuo medikų, pavargau nuo visko ir tas galutinis taškas, šiek tiek graudinuosi. Galutinis taškas buvo tada, kai vėlgi nauji mokslo metai, nauja mokykla ir tėvams auginantiems neįgalius vaikus tenka kovoti, kad jų vaiką priimtų į mokyklą. Tenka kovoti, kad jis gautų padėjėją, kuris jam pagal įstatymą priklauso. Tu turi eiti į mokyklą, maldauti, kad priimkite mano kitokį vaiką, nors visi mes čia labai dabar matom apie integraciją ir visą kitą, tai jį yra popierinė ir tuo metu iš tiesų man ir atėjo tas momentas, kai, aš pavargau kovoti. Aš tai iš tiesų pavargau kovoti, bet būtent švietimo sistemoje. Tuos visus dalykus kitus aš leidau savo priimti, aš leidau savo pasakyti, kad turbūt tai yra ta riba, kaip mama aš padariau viską, ką galėjau, aš ir toliau darau, aš ir toliau rūpinuosi, kiek mano valioje, bet nuovargis man atėjo grinai dėl sistemos reikalų. Yra kažkokie metodai, psichologiniai įrankiai, kaip tėvam nepasiduoti tai nevilčiai? Kartais reikia leisti. Apie švietimą jau nekalbu, čia mes, ta prasme, čia reikia ten viską pakeisti. Reikia leisti pasiduoti vien dėl to, kad tokie žmonės, kurie turi lūkesčius, nori, kad viskas būtų visada tobulai, o tobulai siekiant mes visada viską kontroliuojam ir staiga atsiduriam situacijai, kurioje tu neturi kontrolės ir ką darai, vis tiek stengiasi kontroliuoti. Tas, kas ir girdisi gerai, dabar susidėlioju, ten įvešiu, ten eisim pas tą, darysim tą, gerai tokie pratimai, gerai šitą darom, nes tai yra mano gale, tas aš galiu, nes mes visi, ko labiausiai bijom, negalėti. Ir šitoj vietoj mes nepriemam situacijos. Nors atrodo, kad tu priemi, nes tu gyveni, viskas yra okei, bet realiai nepriemi. Ir čia yra ta dalis, kur aš sakiau, tas trauma neliekanti, kurios aš neišsprendžiu, nes išsprendžiu tik tada, kada aš realiai suvokiu ir sau galiu pasakyti, man sunku, aš tikrai pavargau, aš nenorėjau, kad tai būtų. Ne, aš tikrai turiu jausmus, jo, aš einu, aš gyvenu, aš darau,
bet aš jaučiu. Ir kada mes leidžiam tam jausmui išbūti, tame yra metodai net sėdėti ir išrašinėti, labai, labai stipri tikrai praktika, tiesiog rašyti, ten niekas nemato, niekam neužkraunu, bet aš leidžiu savo pačiam pajausti ir priimti tai, kas yra manyje, nes yra viena priimti situaciją ir tą situaciją mes labai dažnai tiesiog priimam, nes nieko pakeisti negalim, mes neturim pasirinkimo, bet priimti savo jausmus, priimti savo negalėjimą, priimti savo nevilties net tam tikrą jausmą yra labai labai sunku ir dažnai nuo to mes bėgam ir tai tik tai gilėja. Va, tai yra ta žaizda, ant kurios pleistrą uždėjau ir dabar nežiūrėsiu. Nu, tenai gali vykti visokiausių reikalų ir iki tol, kol pasidarys kraujo užkrėtimas. Dėl to mums yra labai labai svarbu, neklijuokim tą pleistro. Taip, pradžioj mums tai padeda, mus tai gelbėja, nes mes tada galim tiesiog susiorientuoti ir visą savo dėmesį skirti kitam. Ir turbūt dabar atėjo tas metas, kada jau ir pati pasakėt, kad aš padariau viską, ką galėjau. Ir turbūt toliau darysiu tai, ką aš galiu, bet dar esu ir aš. Taip, tikrai taip, nes tas momentas atėjo iš tiesų ir per tą prizmę, kad aš tiesiog pasiilgau savirealizacijos, pasiilgau savęs, natūraliai, nes aš visada buvau moteris, kuri daug veikia. Aš labai gerbiu tas mamas, kurios gali atsiduoti 100% mamystei ir būti namuose, aš dėja netokia. Man labai faina bendrauti su savo vaikais, būti su jais, bet aš labai labai myliu savirealizaciją ir tą momentą, kada aš galiu išeiti ir padaryti dar kažką vardan kažko kito, kažko didesnio, kaip aš sakau, nors mūsų vaikai yra pats didžiausias projektas, ką mes galim daryti. Ir man atėjo tas momentas, kada man jis jau atėjo po traumos pusė metų praėjus, kai aš įkūriau organizaciją, nes man veiklos pradėjo trūkti. Aš galvoju, ką aš galiu duoti, nes aš turiu šitą situaciją, aš sutikau ne vieną žmogų ir tas sutikimas gavosi toksai, kad net realiai per pirmas 5 paras prie reanimacijos durų, kol mes dar tenai būdavome, sutikom vieną šeimą, su kuriais tiesiog pasikalbėjom tiek aš ir vyras ir tuo metu mes juos įkvėpėm. Ir tada ta viena mama man sako, žiūrėk, sako, Neringa, palauk, sako, tavo pačios vaikas reanimacijoje neaišku, ar išgyvens, o tu, sako, statai mane ant kojų, kad mano vaikas dar irgi reanimacijoje. Sako, jūs hebra varot. Ta prasme, iš kur, sako, pas jūs tiek stiprybės. Tai vienok, tai buvo faina, bet iš kitos pusės aš suprantu, kad mes tiesiog buvom uždarę savo silpnumą. Mes neleidom jam būti. Ir va tada atėjo tas momentas, kada gimė idėja tiesiog įkurti organizaciją. Nes man reikėjo savirealizacijos, man reikėjo, iš tiesų po 2 metų, šiek tiek mintis nušoko, bet po 2 metų aš sužinojau, kodėl man to reikėjo, nes mes vaikščiojom su sūnum, kuris irgi buvo automobilio avarijos metu pas psichologę, ar pas psichoterapeutą, ar pas psichologę, dabar neatsimenu, ir jinai buvo pasakius, nes aš labai pergyvenau, kodėl mano sūnus nuolatos visiems, absoliučiai visiems, nesvarbu, ar jis pažįsta žmogų ar nepažįsta, sutinka žmogų ir jis pasako apie avariją. Aš sakau, ar tai yra normalu, mes pradėjom galvoti, kaip čia kas, ir man jinai tada pasakė tokią frazę. Sako, jam reikia leisti kalbėti tol, kol kalbėjimo terminas ir žodžiai mažės. Kai sako, jis nustos kalbėti, sako, skaitosi, jisai pradirbo tą situaciją. Ir aš tada supratau, kodėl man reikėjo organizacijos, nes aš norėjau kalbėti. Aš tiesiog visada norėjau pasakoti tą istoriją, kad aš galėčiau pati savo padėti. Ir čia yra ta auksinė frazė, padėdami kitiems, mes padedam savo. Lygiai taip pat aš, pavyzdžiui, apie savo depresijas ir panašiai įsikūriau, ten padariau Contribui projektą ir tiesiog atvirai kalbėjau, verkiau su visais ir, žinai, ir tada atsirado žmonės ten kažkokias. Ir atėjo momentas, kai man gera pasidarė. Taip. Ir aš galvau, kas čia pridariau, kiek čia man prašo tie žmonės dabar, aš jau
o aš jau negyvenu tame, Jau žinai, taip. man jo, galvoju, kiek, ir tada kažkur nukreipinėjau, bet galvoju, kaip dabar čia, aš jau ir įsipareigau, bet tai labai padeda, ne? Šiaip ta tokia... Labai padeda ir man šitą vietą labai norisi duoti patarimą kitiems žmonėms esantiem šalia, nes labai dažnai žmonės esantys šalia sako, aš nežinau, ką daryti, nežinau dabar kalbėti apie tai, o gal iš viso geriau tos temos neliesti, ne, ir prieiti prie to žmogus ir kalbėti apie orą, stogą, tvorą, bet tik tai ne apie tai. Tai iš toj vietoj reikia klausti. Ir žmogus turi teisę pasirinkti, ne, mes galim paklausti, ar tu nori pasikalbėti apie tai, kas tavyje vyksta. Ir aš galiu pasakyti, kad aš nenoriu, jeigu aš taip jaučiuosi ir viskas su tuo yra ok, bet labai dažnai tie žmonės nori dalintis. Tik jie nenori užkrauti savęs kažkam kitam ir tada pradeda irgi kalbėti apie tą orą, ne, ir mes tarsi kuriam tą santykį, kuris apie kažką, bet nieks nesijaučiam tame gerai, nei tas, kuriam skauda, nei tas, kuris yra šalia. Tai nebijokit klausti, žmonės susidūrę su kažkokiu sunkumu, jie lygiai tokie patys žmonės, ne, ir niekas nėra kitaip. Ir mes visi iki vieno savo gyvenime patiriam kažkokius sunkumus. Taip. Jie yra vienokie, jie yra kitokie, jie mus vienaip paveikia, kitaip paveikia, bet absoliučiai visi žmonės su tuo susiduria. Ir tada, kada mes tikrai galim dalintis, galim kalbėti, mes turim tokią didelę galią vieni kitiems padėti. Ir net jeigu situacijos yra skirtingos, mes daeinam iki to, kad labai labai panašiai jautėmės. Ir kada mes pajaučiam, ar ne, kad ir aš taip jaučiuosi, ir aš taip jaučiuosi, turim tokią didelę bendrystę, kur aš ne vienas. Nes tas klausimas, kodėl, jisai dažnai ir slepiasi, o kodėl kitiem viskas yra ok, o man tai ne. Ne, ir va tą pamatyti, kad visiems yra visko, nes vėl visi normalūs ir vėl viskas atrodo gerai. Tai ir padėjo labiausiai organizacija, ką? Turbūt, kad taip. Aš negaliu sakyti, kad tik tai organizacija, bet iš esmės man labai padėjo bendrystė, kurią aš ir pati kūriau dėl savęs, bet aš išgirdau, kad ir kitiems lygiai to pačio reikia. Išgyvenau, taip? Taip. Daug žmonių? Žiūrint Lietuvos mastu, sakyčiau, nedaug. Mes šiai dienai turim tiesiog Facebook'e uždarą grupę, kur visi bendraujam ir dalinamės patirtimis, rekomendacijom, kas kur buvo, kas ką patyrė, kas kaip išgijo ir taip toliau. Tai mes ten turim virš 200 gal žmonių. Tai kaip ir nedaug, bet jeigu žiūrint į tai, kad kiek dar skambučių aš sulaukiu, nes aš esu palikusi atvirą savo telefono numerį, kad tiesiog jeigu tuo momentu, kai atsitinka įvykis ir tu sėdi ir tu nieko nežinai, kaip ir aš nežinojau, tai kad tau nereikėtų googlinti, geriau paskambink. Nes tikrai yra tam tikrų dalykų, kur nežinau kodėl, nežinau kaip, bet tiesiog medikai nepasako. Tiesiog aš nenoriu nieko blogo sakyti, galbūt dėl to, kad tai yra didelis užimtumas ligoninėse, nepagalvoja, gal tai atrodo savaime suprantama, bet kai tie žmonės paskambina, jie išgirsta tą, kaip aš vadinu, pradžiamokslį, tai ką man dabar daryti, ar čia normalu, kad taip vyksta, ar čia nenormalu, kad taip vyksta, ir susakai viską ir tada jam taip tarsi lengviau, tai čia dabar viskas ok. Ir tada elementarus klausimas, kurį aš visada užduodu, nes aš tame buvau, o kaip tu jautiesi, nes jie pirmą skambina dėl to, kaip man padėti tam artimajam. Bet aplinka tai nelabai paklausia, o kaip tu jautiesi. Aš apie tą aplinką. O kaip pas jūs pasikeitė, gerai seneliai, draugai, kurie viskas taip pat, ar jie pradėjo kažkaip, elgtis, kažkaip keistai? Aš turbūt apdovanota šiuo klausimu esu, nes girdėjus esu ir kitokių istorijų, tai mūsų atveju iš tiesų labai stipriai susivienijo žmonės, draugai tie patys. Nepraradau draugų, kas mane džiugina iš tiesų, nes... Tai tikri draugai. Taip, tai yra tikri draugai ir gal dėl to, kad, neturėjau aš jų didelio rato.
Pas mane, aš iš tų žmonių, kuris labai sunkiai įsileidžiu draugus, bet jau jeigu įsileidžiu, Tai į svečius mano. ateina, sako, Jau viskas. Jau žinokit, reiktų mums pasėdėsi dar, pabūsi dar. Kavos ir albumo nesiūlau greitai. Tai va, tai iš tos pusės, bet tuo pačiu labai sąmoningai žiūriu į tuos etapus, kad jeigu kažkas nori išeiti, arba ta draugystė baigėsi, aš suprantu, kad tiesiog atėjo metas mums įsiskirti. Per prievartą mes nebūsim draugais. Tai šitoj vietoj tikrai draugai, artimieji labai stipriai susivienijo, pamainomis važiavo pas mus prie Kauno klinikų su klumščiukais maisto, nes paklausdavo, ką atvežti, išgirsdavo nieko. Tai tiesiog per prievartą maitindavo, nes tuo metu nei to alkio jauti, nei tau ten kažkas tai galvoji. Tai labai labai esu dėkinga tiem žmonėm, vieni liko gyvenime, kiti pasikeitė, išėjo, kaip sakau, etapai pasibaigė, bet ne dėl to, kad pasikeitė mūsų situacija, bet turbūt interesai tiesiog išsiskyrė tam tikrų metu. Tėvai visada buvo šalia, tiek vyro, tiek mano, tai dėl to irgi džiaugiamės, nes tai mums buvo ir tebėra labai didelė pagalba. Nes šiai dienai galim į juos atsiremti ir kai reikia to atokvėpio, poilsio, galime arba vieną Kotryną, arba kartais ir abu vaikus palikti seneliams. Tai čia aukso vertės. Taip ir turėtų elgtis draugai ir tėvai šalia. Žinoma, kad taip, man tiesiog labai gera klausyti, apskritai jūsų klausyti, nes ant kiek yra tas didžiulis sąmoningumas priimti visą tą situaciją, girdėti save, kartais gal iki galo ir nesuprantant, o kodėl, ko man reikia, bet tuos poreikius savo tenkinti ir turėti tos žmonės, kurie lygiai taip pat supranta ir jie tiesiog yra šalia. Tai yra pati didžiausia dovana ir ko reikia iš tų kitų žmonių, nepaisant to, kad jie irgi jaučia ir jie irgi turi savo išgyvenimus ir seneliai ypatingai turi savo išgyvenimus, nes tai yra irgi be galo artima, bet tuo metu daugiau matyti tą kitą žmogų, kuriam vis dėlto yra sunkiau, o ne užkrauti savo emociją, nes dažnai taip irgi įvyksta ir dėl to tie santykiai netgi nutrūksta, kad mano emocija, mano jausmas yra svarbesnis negu to žmogaus, kurio emocija tuo metu turėtų būti svarbesnė. Tai man čia girdisi, kad buvo tiesiog labai teisingai viskas sudėliota ir toliau teisingai turbūt ir vyksta. Man šiaip tuo metu, kai iš tiesų draugai važiavo pas mus prie Kauno klinikų, man labai patiko ir įstrigo frazė vienos mano draugės, kai mes atsisėdom tiesiog paldiūro to vadinamo ant žemės, nes buvo vasara. Ir jinai taip atsiduso, sako, aš žinok, tau nemeluosiu, aš nė velnio nesuprantu, kaip tu jautiesi. Sako, aš tikrai nesuprantu, bet sako, aš patylėsiu. Sako, o tu jau kalbėk, kas tau norisi kalbėti. Ar apie tą situaciją, ar apie orą tu nori kalbėti. Bet sako, aš patylėsiu, aš tave girdžiu, aš esu šalia, bet sako, aš tikrai nieko nesuprantu. Ir nekiša savo patarimų, aš geriau žinau. Tikrai ne. Tiesiog davė erdvę, kurios labiausiai reikia. Ir tai, ką ir sakiau prieš tai, kad mums reikia kalbėtis, reikia tos ausies, kuri girdi ir kuri tiesiog priima. Mes negalim niekada niekas suprasti iki galo, ką jaučia, išgyvena kitas žmogus, net jeigu turėjom labai panašią patirtį. Nes taip, kaip jaučiuosi aš, ateina iš visiškai mano sistemos, kuri formuojasi nuo absoliučiai gimimo ir aš galiu tik tai bandyti suprasti. Na ir čia yra irgi labai svarbi ta dalis kitam žmogui. Nesakyti, kad aš suprantu, aš žinau, nes tai kelia tokį didelį pyktį ir galvoju, kaip tu supranti, nieko tu nesupranti, nieko tu nežinai, nes aš taip jaučiuosi, o tu gal visiškai kitaip jauteisi, bet tai, kad aš tiesiog noriu būti šalia ir aš noriu tave suprasti, tai ir yra tas teisingas kelias, ką gali daryti kiti žmonės. Va šitoje vietoje galiu papildyti, nes aš turėjau patirtį su psichologė reabilitaciniam centre, kuri atėjo tarsi man padėti.
Ir tuo metu jinai sako, aš noriu, aš galiu, ar mane atsiuntė kažkas tokio. Ir aš kažką pradėjau sakyti ir jinai sako, taip, aš jūs suprantu. Ir man toks pyktis sukilo. Ta prasme, prieš mane sėdi, nieko blogo aš negalvoju šiaip apie jaunus žmonės, nes ir pati nesu pagyvenus. Bet prieš mane sėdi ką tik baigusi arba rezidentė panašu. Ir jinai man sako, aš tave suprantu. Palauk, sakau. O tu patyrei kada nors autoįvykį? Avariją? Ne. Sakau, aplinkoj tavo kas nors nukentėjo, vaikų tu turi bent jau, kad tu suprastum, ką bent jau gali jaust mama. Ne. Ir man iš karto toks, tai nei velnio, tu nieko nesupranti. Ir aš net nenorėjau kalbėti toliau su ja. Man iš karto užsiblokavo, nes, kuo tu man padėsi? Niekuo. Labai labai suprantu ir tas atėjimas su žinojimo pozicija, tai yra pati didžiausia klaida, turbūt, kurią mes galime padaryti. Ir ypatingai kaip specialistai, nes kaip specialistas aš turiu daug žinių, ar ne, bet kaip žmogus aš turiu savo gyvenimą ir turiu savo gyvenimo kelią, savo gyvenimo patirtis ir aš niekaip negaliu išgyventi to, ką išgyveno mano pacientai, mano klientai ir niekada to neįvyks, ar ne, nes tai yra be galo daug labai skirtingų dalykų. Tai aš galiu būti tik tai šalia ir tikrai tą žinau ir pati esu patyrus, ir pati esu mačius, ir iš kolegų taip pat esu girdėjus, kad yra tų specialistų, kurie ateina su to žinojimu ir to daryti niekada negalima. Nes tiesiog uždėsiu bloką ir ypatingai prie žmonės, kurie yra emociškai stipresni, nes jiems nereikia gailesčio, tai ką jūs ir sakėt ir ko nereikia dukrai, nereikia to žinojimo, reikia vieno vienintelio dalyko. Aš esu čia ir aš galiu išklausyti. Aš pasistengsiu padėti tuo, kuo galėsiu padėti. Ir terapiniam darbe mes esam visiškai komanda, ar ne? Specialistas gali būti pats geriausias, daugiausiai žinių turintis, bet jeigu nenorės tavo pacientas, klientas su tavimi eiti tuo keliu, tu nieko nepadarysi. Jeigu norės pats žmogus, bet tu nesijausi iki galo su juo gerai, irgi nieko nepadarysi. Dėl to ir labai svarbu ieškoti to savo specialisto ir bet kurioje srityje visą laiką žmonėms sakau, nebijokit ir keisti. Specialistai irgi žmonės, jie irgi yra visokie, kaip ir visi žmonės, kol surasiu savo ten, kur iš tiesų ir man bus gerai, ir specialistui bus gerai, ir mes tikrai galėsim nueiti labai labai toli. Man jau kyla nuo seniai klausimas vienas apie santykius jūsų su vyru. Iki ir po, kaip tai, žinai, nes liko kažkas su protu, kažkas liko emocijų, nes aš nežinau, man jau apsirga tiesiog namie, aš jau ten nesąmonės darau, atsimenu, užspringdavo viskas, mane tiesiog žmonai stumdavo ir jinai ten darydavo, nes ir aš tiesiog, man reikia laiko, man turi trinktelt per galvą, gerai, kad aš pradėčiau kažką daryti, kažką naudingo, nekenkti visiems dar aplinkui su savo, dar jau kažkokios aukos, žodžiu. Tai kaip pas jūs? Iš tiesų, tai aš esu be galo dėkinga visų pirma savo vyrui, tai dėkinga už tai, kad realiai jisai atstatė Kotryną ir kodėl sakau ne dukra, nes tai yra ne jo biologinė dukra. Tai jis yra kaip ir patėvis jai, tai jisai buvo su manimi visą laiką, palikdamas savo 3-metį sūnų mano tėčio globai. Ir tiesiog atsidavė 100% mano vaiko reabilitacijai. Ir jisai buvo tas žmogus, kuris pirmasis ėmėsi iniciatyvos ir tuo metu po įvykio jam ten stresas, šokas, bet po to jisai buvo tas, kai mane ištiko stresas ir šokas, kai mums reanimacijoje atkišo šlangą tokią, pasieka kakle čia skylė ir sako, dabar jūs ten turit kišti ir siurbti. Ir man toksai, aš tai nedarysiu,
nes nu aš iš vis tokia bailė esu realiai. Jisai tik tai gerai, duokit čia, viskas čia, kuo greičiau išmoksim, to greičiau padarysim, to greičiau čia su sesutės mažiau vaikščios, maždaug taip. Tai vat, už tą visą tokį ėmimas iniciatyvos, už kasdienius masažus 3 kartus į dieną, kurisai kažkada kėlė klausimą, aš nesuprantu, kodėl aš baigiau masažus. Jisai buvęs futbolistas ir tiesiog baigė masažus ir tada mes taip sėdim, sakau, dabar supranti, kam tau reikėjo masažų. Nu, paaiškėjo vėliau, kada tau kažko prireiks. Tai esu jam be galo už tai dėkinga. O apie santykiai mūsų, šiaip mes esame abudu karštakošiai, tai pas mus jie visada tokie ugningi, mes pasijuokiam, kad esame itališka šeima ir turbūt kažkada gyvenimuose kažkuriuose Italijoje gyvenę, nes pas mus būna daug garso, bet iš tos pusės, kad mes bent jau išsirėkiam, nelaikom nieko, tai niekada jie nebuvo tokie labai jau ten gėlytėm kvepintys ir panašiai, pas mus jie normalūs santykiai, kur ir pasiginčini, ir pasipyksti, abudu turintys savo nuomonės, tvirtas, nenorintys labai jau ten nusileisti ir taip toliau. Bet faktas, kad po įvykio pirmi metai tai buvo tokie, kur mus labai stipriai suartino, nes tarsi atsirado bendras tikslas. Toksai, vat, mes turim bendrą tikslą, petis petin, surėmę ir siekiam to tikslo. Tada atsirado toksai tarsi bedugni, kur buvo krizė. Ir ta krizė buvo tikrai pakankamai sunki, nes mes šiai dienai juokiamės ir mes atvirai pasakojam ir dalinamės tuo, kad turbūt per 1,5 metų kokius 4 kartus bandėm išsiskirti. Ta prasme, aš pasijuokiu kartais, kad mano vyras galėtų mokymus pravesti, kaip greitai susidėti lagaminą. Nes tiesiog ant to karšto labai greitai jisai sugebėdavo išsikraustyti. Nes faktas tas, kaip jisai juokėsi, tai taip, tai tu su vaikais turi likti namuose. Bet tas sveikas protas jisai įsijungdavo ir mes suprasdavom, kad mes tiesiog pervargę. Mes buvom tiesiog pervargę nuo to viso darbo su neįgaliu vaiku, su dylinimu dėl tų visų situacijų, dėl to, kad mes kartu negalėjom pirmus metus realiai niekur pajudėti. Mes visada, mūsų gyvenimas buvo klinikos, namai, reabilitacija, namai, gydytojai, apie kažkokį pasimatymą. Laiką kartu pamirš, mes pirmus metus miegojom, jisai vienam kambarį su sūnum, aš kitam kambarį su dukra, nes man buvo paranoja palikti ją vieną, panika, mane pačią buvo pradėję ištikinėti panikos atakos, tai tik tai vėliau pradėjom eksperimentuoti, kad netgi jis parveža iš kažkur tai maisto, tose baltose indukuose. Persidedi ir ale namie restoranas, kai vaikai nueina miegot. Bandėm ieškoti išeičių, realiai bandėm. Tai buvo sunkus darbas. Realiai susitvarkyti santykiuose su visais šitais iššūkiais mums buvo darbas. Reabilitacijoje, kai gyvenom 3-4 gal mėnesius, nuolatos iš personalo girdėdavom, jam ten buvo labai jau medaliai kabinami, kaip aš juokiausi, kad tai yra net ne tavo vaikas, o tu esi šalia. Ir kad 90% iki reabilitacijos po būtent to jau klinikų etapų, kai iš ligoninės perkelia į reabilitaciją, jau mamos atvyksta vienos, nes jos tiesiog būna paliktos. Tai vienas tėtis tik tai buvo per tą visą laikotarpį, pagrinde mamos ir pagrinde paliktos. Šikniai. Taip. Kaip tai veikia stipriai santykius? Žinoma, kad veikia. Kaip juos surišti, kaip jį surišti, kaip juos pririšti. Dėl to ir įvyksta skyrybos, ar ne, nes santykio tuo metu nelieka. Santykis yra visiškai kažkur, ne, jeigu mes jį įkūnijom, tai mes jį nenorom tiesiog paėmėm, palikom ir jį nesikoncentruojam. Ir tai, ką jūs darėt po tų metų, kas visiškai natūralu, normalu, jau truputėlį susistigavus ir supratus, kas čia kaip ir kada bus, pradėjot dirbti ties santykiais ir juos pasiėmėt ir pradėjot po truputį tvarkytis. O jeigu dažniausiai taip nutinka iš vyro pusės, aišku, būna tikrai ir iš moterų pusės, kad poreikis yra tik tai santykis,
Ne, ir mes nekuriam to tikro ryšio, mes neinam kurti to tikro gyvenimo ir nesuprantam, kad gyvenimas labai labai spalvotas ir jame visko bus. Ir aš noriu būti tik tada, kada yra gerai, tai sakau, sorry, bet gerai nėra. Aš išeinu ir einu ieškoti ten, kur bus gerai, nes, santykio nebeliko. Tai tą labai reikia suvokti, kad atsitikus kažkam labai sudėtingo, santykis tikrai eis į 2, 3, 4 ir 5 planą ir reikia išlaukti, nes dabar yra svarbesnių dalykų. Kada mes jau susitvarkom su tais svarbesniais dalykais, labai labai svarbu nepamiršti, kad mes turim santykį ir mes esam ne tik tėvai, bet esame pora. Ir tą santykį reikia puoselėti. Labai dažnai žmonės, ir aš iš klientų girdžiu, kad bent vienas iš poros, o kartais gal ir abu iš poros, sako, taigi jau visur reikia dirbti, darbe reikia dirbti, gyvenime ištinka kažkokios situacijos, tai ir dar ties santykių reikia dirbti. Na, bet santykis savaime nevyksta. Na, mes jį susitikę dviese nusprendžiame kurti. Ir tai yra tas trečias vienetas tarp mūsų. Tai tada, kada mes į jį bent po truputėlį pradedam susitelkti, mes vėl viską galime atgaivinti ir iš tiesų labai aiškiai suprasti, o ką mums davė šitą situaciją. Nes tos situacijos arba suartina, arba išskiria. Tiesiog taip yra. Jo, santykiai darbas. Juodas darbas. Juodas darbas. Į pabaigą, taip valandą, žinokit, ir viskas kažkaip labai čia greitai. Dabar dar norėčiau tiek daug, bet pasiliksim kitiems kartams, gerai? Gerai. Viktorija, jeigu po tokių tam tikrų situacijų žmonės nusprendžia, kad tikrai nereikia man čia jokios pagalbos, bandysiu patys, mes čia viską padarysim. Čia teisingai ar... Jeigu turim kas padeda iš šono, ar partneris, partnerė, ar mūsų artimieji, ir mes iš esmės galim sau sąžiningai pasakyti, kad jo, aš suprantu, aš jaučiu, aš galvoju ir aš galiu su tuo dylinti, viskas yra ok. Tikrai nėra, kad kiekvienam žmogui yra būtina būtent ta specialisto pagalba. Bet dažnu atveju reikia. Ir kartais užtenka ateiti, gal net porą kartų ir pasitikrinti, ar man tikrai reikia, ar nereikia, ar ne, to tokio žinojimo gauti, ar viskas čia ok, ir aš teisingai su savim tvarkausi, ar ne, kad neužsiliktų tų trauminių dalykų, kuriuos mes kaip tą žaizdą neužklijavom ir palikom. Bet svarbiausia yra nebėgti nuo savo jausmo, nesvarbu, kaip mes tai spręsim, ar mes kalbėsim su draugė, su draugu, su mama, su tėčiu, su sesė, su broliu, su vyru, su moterim, jokio skirtumo nėra, bet neužspausti, nes jeigu liko tik tai manyje ir aš su niekuo nesidalinu, anksčiau ar vėliau tai išlys. Ir geriau nelaukti to vėliau, nes išlys taip su trenksmu, kad mes spręsim gerokai daugiau dalykų. Tai tą labai labai skiriant šiek tiek ir laiko savo ir labai įsigilinti į save, o kas kur manyje vyksta, nebėgti nuo savęs, nes labai norisi bėgti, nes ten taip nefaina, kad geriau tame nebūti. Išgirskim save ir priimkim save. Neringa, tada paskutinį kažką mamoms, kurios, nežinau, jaučiasi panašiai, sakykim, arba išgyveno panašiai, jau dabar supratau, kad mes, kad ir taip pat išgyventume, net nežinau, kaip tą žodį panaudoti, bet kurioms tenka ta kova, kažkokį nuo savęs, ko aš negalėčiau palinkėti. Ko tu negalėtum. Iš tiesų, tai aš visada sakiau ir pakartosiu dar kartą, kad visos tos patirtys arba kažkokios traumos, vaiko negalia, vaiko liga, jos yra mums duotos, tai yra mūsų, bet mes tik tai vėliau suprasim, koks to didesnis tikslas. Ir vienareikšmiškai aš visada kartoju, ieškokit pagalbos. Ir jūs ją rasit. Nes dažnu atveju būna taip, kad sako, aš neturiu pinigų tam.
Tai ne piniguose esmė. Kai mes ieškom pagalbos, mes randam tiesiog kitus žmonės, su kuriais galim kalbėtis ir kartais tik tai to užtenka, bet pagalbos ieškoti reikia. Bendrystės galų gale ir suprasti, kad nesame mes vienos tokios. Mūsų yra daug, mūsų Lietuvoje tų mamų ir įvairiausių organizacijų, ne tik mamų ir tėčių iš tiesų yra ir mes galim vieni kitiems padėti. O pagalba yra šita aukso vertės. Labai gerai. Tai ačiū, kad pasidalinote, atėjot. Tikiu, kad šitas podcastas toksai nėra tai, kad pažiūrėjau atsipalaidavimui, bet jisai liks ilgam. Ir, žinai, kažkurio momentu gal kažkam nutikus jis galės rasti, paklausyti ir taip atrasti. Išgyvenau organizaciją, kuri tikiuosi gyvuos ir turės iš ko gyvuoti ir tų žmonių kuo mažiau, kad ten būtų. Taip. Kuo mažiau, kad ten būtų, bet kol tu esi, tavo telefonas yra viešas. Lygiai taip pat, Viktorija, galima susirasti ir ateiti ir jeigu nuėjot pas vieną kažkokį specialistą ir galvojot, kad man čia netinka, nepadeda, tai žinokit, nebūtinai jums nepadeda, gal tas specialistas, kurį reiktų tiesiog atrasti. Tai aš esu papuolęs į tokią situaciją, kur galvojau pirmą kartą nuėjęs, kad čia nesąmonė, iš viską, kaip čia su manim kažkaip jaučiausi ir po to prireikė metų, kad išdrįsčiau nueiti ir atrasti specialistą, kuris tiesiog buvo Dievo dovana ir supratau, kaip gyvenimas gali keistis, kai žmogus tiesiog sėdi, kažką užduoda, aš savo atsakau, išsiverkiu ir išeinu tiesiog vėl žydėdamas. Tai ačiū, kad mes kaip ir rimtoj temai, bet su šypsenom vis tiek pabuvom, pašnekėjom ir iš tavęs tikrai tokia ramybė ir toks sąmoningumas, kad gera klausyti buvo tikrai. Tai stiprybės, sveikatėlės, Kotrynai, linkėjimus. Būtinai. Ir tie klasiokai, aš tikiu, kad laikas, kaip sakė, paauksim, ne? Aš ir dabar ir net tą dar supratau, man viskas grįžta. Mokykloje visi tokie vienodi. Visi vienodo metų, visi tokių. Ir tada, kai tu tikrai išeini į pasaulį, atsiranda toks platumas ir tada žmonės daug plačiau gali ateiti iš visų kitų kampų. Visiškai kitaip mes pradedam tą matyti. Ir man tiesiog labai gal dar norisi pridėti pačiai pabaigai, kad mes visada galime rinktis, kaip į ką norime žiūrėti. Tikrai taip. Ir tai yra be galo svarbu, nes labai dažnai žmonės atsidūrė tose situacijose, sako, aš neturiu pasirinkimo. Pasirinkimą turime, ką mes iš to išsinešime. Ir iš pačios labai daug šiandien girdėjau to, kad aš supratau, aš atradau, man tai davė. Na ir kartais atrodo, bet tokia sudėtinga situacija ir žmogus dar savo, kad jam davė. Bet taip iš tiesų yra. Tai kiekvieną kviečiu tikrai visada sustoti ir pagalvoti, o ką mums tai duoda. Nes tikrai duoda. Taip ir yra, nes iš tiesų reflektuojant savo, aš supratau, kad aš labai mėgstu frazę, gal visiems atrodys tai labai makabriška, bet aš esu dėkinga visatai už tai, kas man įvyko. Todėl, kad man visą tai tiek daug davė. Pradedant nuo pažinčių, nuo žmonių, kuriuos sutikau, nuo sąmoningumo, kurį dar įgijau, nuo patirčių priimti, suprasti, kiek mane šiaip kasdien Kotryna visko moko, pradedant dar ir nuo to. Ir per visą šitą įvykį, aš tiesiog atradau iš naujo save. Dievo dovana, ne kitaip. Tu Dievo dovana. Ačiū. Tai ačiū dar kartą ir ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu turit kažkokių klausimų, susiraskit, jau žinot kur. Jeigu norit parašyti po podcastų, ką nors parašykit, mielai atrašysim. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad dalinatės ir susitiksim su jumis jau kitą savaitę. Ate. Kai Valinskas pasakos.